Segviai, kuris skirtas 1 hektarui. Štai jau Liepos antra pusė, įpusėjo sezonas, kaip jis pas mus dirba puikiai. Tikrai nebuvo nei kartą užstrigęs, neįvažiavo nei kartą į prūdą ir nei kartą nėra sustojęs. Taip kad džiugu, smagu ir turbūt laikas įvertinti jo peiliukus ir kaip visą tai atrodo. Pasitraukiam robotą. Pradės, aišku, jis greičiausiai cyt man. Greit večiam ant šono. Gal nespėjo. Gerai. Ne. Tuoj pin kodas įvesim. Apsauga nuo vagystės suvesta. Pin kodas įvestas. Na ir pažiūrim, kaip čia viskas laikosi. Peiliukai šiek tiek patraukia yra purvo. Bet jie iš principo yra vis tiek laisvi. Kaip po tiek mėnesių darbo laukiniai pievui tikrai yra puikus rezultatas. Na, bet peiliukai jau matau kampai yra bukėjantis, atčipę, nėra ko norėt, laikas jos pasikeisti. Šitas Segvėjaus sprendimas pakeisti diską įprastą į va štai tokį dengtą yra tikrai puikus. Iš principo pirmieji pradėjo naudoti Husqvarną, jie šiek tiek ten kitaip viską daro, kaip bebūtų šitas sprendimas liuksas. Na ką, prasivalom varžtus ir bandom čia išsiardyti. Bet čia pjaunasi kiaurą parą, dieną, naktį, nesustodamas, na tik per lietų sustoja. Tai iš principo švaru. Na jo, ne žolė, bet tiesiog kažkoks kaip šlapės, sudžiūvęs žolės, toks košė kažkokia želė. Bet peiliukai, kaip bebūtų, vis tiek yra laisvi. Gerai, keičiam naujus ir vėl paleisim robotą dirbti. Taip išeina, kad hektarinis robotas per sezoną sunaudos greičiausiai tik 2 komplektus peiliukų. Iš tiesų, puikus naujieji peiliukai iš Segvėjaus. Šitie dar yra atsarginiai iš roboto, kai jis buvo pirktas naujas. O naujieji, vadinamieji grūdinti, yra peiliukai storesni. Puikiai tinka tokiai apleistai pievai, kurioje augo viskas. O kas keiščiausia, kad į sodybą tekdavo grįžti tikrai dažnai pjaut žolę. O dabar kaip nupjovėm pavasarį, paleidom robotą, taip viskas ir atrodo taip pat. Nu, super. Kainuoja, bet kad džiugu, tai tikrai. Peiliukai nauji sudėti, robotą net nevalysim, nusivalom tik šoninės kameras ir priekinę kamerą, taip pat lazerio akį. Na, kameras karts nuo karto tenka pasivalyti. Dirbtis gali, bet dėl saugumo. Jokių išlaidų per pusę sezoną mes neturėjom, problemų neturėjom. Beveik hektaras, pievos. Na, smagu, tikrai smagu. Prižiūrėti tiesiog nereikia.